Įdomus piešinukai, jau ant trečio gal akmens matau. Nu, įveikėm 25 kilometrus, leidžiuos nuo kalno žiūriu priekį, irgi neblogas kalnas laukia. Neblogas atrodo. Rudien. Kolega. Reikia sustot biškį apsipirėkim. Įdomiai iš čia, kaip angliškai. Išvažiavo iš kairės juostos. Imitacinė. Banicėlė. Va, kur riešutai. Kokių aš noriu riešutų. Na, aš manau, kad gal pačių prabangiausių pasimsiu. O, skambaliukai. Šitus skambaliukus aš atsimenu Moldavijoje, dar ožkos su šitais skambaliukais irgi ryte mane pakėlė. Bet čia kita situacija. Čia karvės. Tie skambaliukai tai tokie raminantys. Skamba čia kaip muzika. Tucikai sargai. Geras. 30 kilometrų. Vis dar minam serpantinais. Stabtelėjau net. Įdomus piešinukai, jau ant trečio gal akmens matau. Važiuojant vis nupieštas. Kažkoks žmogelis, įdomu, ką čia simbolizuoja. Nu va, atvažiuojam. Izgrevo miestelis. Planavau šitą miestelį leisčia kažkur nakvynę. Įdomiu miestu, kad čia riedam. Nu gal koks bulgaras pasisiūlys malonus. Paimti naktelį. Prašalaitį, lietuvį. Vėliavasgi labai panašios, vienas spalva tik tai skiriasi. Kamazai. Kapinės. Ne, kapinėse tai gal irgi. Tiek to. Aplenksiu, gal aš jas geriau. Ne, labai kad trauktų. Čia kažkokia kaip apžvalgos aikštelė. Rodo. Važiuojam, pažiūrėjom. Nu, pasėdėt, pavymoti jau yra vietos. Čia ir statysimės. Tik tai mes ir miškas ramybė. Kaip jum tokioj vietoj? Būtų baugu nakvoti vienam. Neaišku kur. Neaišku kur kas. Ateis koks vilkas meška ar neteis. Ar būtų baugu? Pakomentuok. Nu va, palapinę pasistatėm. Žodžiu, susirinkam stafą į palapinę, visko ko reikia. Ir lysim miegot. Viskas chebrytė. Dengiu dviratį, einu miegot.